Paslaptis atskleista ir dabar jau žinome, kas atliks 3 pagrindinius vaidmenis naujame HBO seriale apie Harry Potterį. Ir tai yra ši trijulė. Pagrindinį Hario Poterio vaidmenį atliks aktorius Dominikas McLaughlinas iš Škotijos, kuris jau turi šiek tiek kino aktorystės patirties, nes anksčiau jau buvo pasirodęs viename filme. Hermiona įkyrėlė suvaidins Arabella Stanton, kuri taip pat turi aktorės patirties, tik tai teatro scenoje, nes anksčiau jį vaidino Matildos miuzikle. Ir žymėje trijulę užbaigia Alistaras Stautas, kuris suvaidins Roną Weasley. Šie 3 jaunieji aktoriai buvo atrinkti iš 10 000 kitų kandidatų atviroje atrankoje, todėl nebejotinai jų talentas bus tikrai vertas dėmesio. Na ir dabar jau galima sakyti, kad turime bent jau pagrindinį aktorių sąstatą, nes prieš tai dar balandžio mėnesį buvo paskelbti 6 kiti aktoriai, kurie įkūnys kitus Harry Potterio pasaulio personažus. Tai yra Albą Dumbledorą, profesorių Snape'ą, profesorę McGonagall, Argusą Finchą, profesorių Quirrellį ir Rubėjų Hagridą. Beje, kalbant apie Hagridą, tai Hagrido aktorius Nikas Frostas jau yra susipažinęs su pagrindiniu šio būsimo serialo aktoriumi ir pagrindinį vaidmenį atliksinčiu Dominiku McLaughlinu, nes jie kartu vaidino filme Grau. Ką jūs manote apie šių aktorių pasirinkimą? Pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.